Mobilus elektroninis parašas – tai elektroninis asmens tapatybės kortelės atitikmuo, kurį naudodami galite prisijungti prie LKU grupės internetinės bankininkystės ir tvirtinti mokėjimo operacijas. Norėdami prisijungti prie LKU internetinės bankininkystės su mobiliuoju elektroniniu parašu, turite įvesti naudotojo kodą ir slaptažodį. Tuomet pasirinkite prisijungimą mobiliu elektroniniu parašu. Pasirinkę, kad norite prisijungti mobiliu elektroniniu parašu, turite paspausti mygtuką Toliau. Kompiuterio ir telefono ekranuose pamatysite prisijungimo kontrolinį kodą. Įsitikinkite, kad kompiuterio ir mobilaus telefono ekrane rodomas kontrolinis kodas sutampa ir paspauskite mygtuką Gerai. Tik tuomet, jei kodai sutampa, telefone įveskite mobilaus operatoriaus suteiktą mobilaus parašo S-PIN kodą. Tokiu būdu patvirtinsite prisijungimo veiksmą. Norėdami patvirtinti mokėjimo operacijas, pasirinkite Patvirtinti mokėjimą. Kompiuterio ir telefono ekranuose pamatysite prisijungimo kontrolinį kodą. Įsitikinkite, kad kompiuterio ir mobilaus telefono ekrane rodomas kontrolinis kodas sutampa. Tik tuomet, jei kodai sutampa, telefone įveskite mobilaus operatoriaus suteiktą mobilaus parašo S-PIN kodą. Tokiu būdu patvirtinsite mokėjimo veiksmą. LKU. Girdime kiekvieną.